Labas vakaras. Trumpas labai video, tiesiog kai ką noriu pasakyti, apie ką mąstau. Žinot, kartais mum yra pasakymų ir nežinau, galbūt nuo vaikystės girdite tokį dalyką arba negirdėjote, bet egzistuoja toks dalykas kaip toks galbūt posakis, kad nereikia lysti kitiem į akis ir nereikia ten labai rodytis, kažkaip reikštis. Jeigu norit kažką pasiekti, tai žinokit, kad jums reikės lysti žmonėm į akis. Ir jums reikės būti įkyriems ir žinokit, kartais jausmas nėra pats geriausias, tai atlysti žmonėm į akis ir ten parodyti save, bandyti pavaizduoti, koks tu esi nuostabus, koks tu puikus, kad ten arba jūs pasamdytų, arba kad jums kažkaip padėtų. Tikrai kartais nėra tai pats maloniausias jausmas, bet žinokit, kad kitaip nieko nebus. Aš manau, kad bent jau. Čia bent jau mano tokia nuomonė, žinot, kad jeigu žinai, ko tu nori ir jeigu žinai, ko tu sieki, tai tiesiog eini pas tuos srities profesionalus, tiesiog su jais kalbi, bandai gauti patarimų. Čia ne man pypsina, nesijaudinkit. Ir bandai kažkaip susibendrauti su tos srities žmonėm, gauti kuo daugiau patirties. Aš tik tai žinau, kad reikia būti tokiam pasyviai, agresyviam asmeniui. Jeigu nori ten, kad trupučiuką lengviau gyvenimas eitų. Tai viskas, manau. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Ate.